Įdomu, koks turėtų būti paskutinis laiškas. Nesinori, kad jis taptų atsisveikinimo simboliu. Štai mes gyvename. Kartą, bet kiekvieną dieną. Tikime, jog tai bus ir toliau. Bet kaip stipriai save apgaudinėjame, jau nieko nepasikeistų, jeigu žinotume iš vakaro, jog rytoj paskutinė mūsų diena. Greičiausiai paskuptume pabusti anksčiau, pabustume iš miego ir dar daugiau, pabustume iš iliuzijos, jog paskutinė diena tai tik tolimos ateities miražas, jūros horizontas, kurio niekada nepriplauksime. Kiek daug dar reikėtų pasakyti, kiek daug atsisakyti, daugybė svarbių dalykų taptų beprasmiais. O tai, kas iki tol atrodė baisu ar gėdinga, tik juokinga. Ir vis dėlto tektų atsisveikinti, ne taip kaip kasdien, kitaip. Kiek daug regiu išėjusių, bet taip ir neatsisveikinusių. Kartais net nežinau, ar tai tikri žmonės. Regis tai siluetai gal kažkada buvusių žmonių. Jie buvo vaikai ir tikėjo gyvenimu. Dabar atrodo tik gyvena, bet pastaruoju visiškai nebetiki. Jie pamiršo tikėti rytojumi, nes jis pats ateis. Kam tikėti tuo, ko neprašai ir jis ateina neprašytas? Štai šie šešėliai, tai jau seniai išėjusių žmonių kūnai, bet argi žmogus tik vandens, mėsos ir kaulų mišinys? Visai ne, tiesiog žmogumi reikia tapti, jo niekada nebuvo gimstama. Įdomu tai, jog šis sunkus procesas paremtas ne tik sudėtinga pastanga pažinti, kas savaime nėra pažįstama, tačiau tikėjimas nemažiau svarbus žmogiškumo virsmo komponentas. Prarasti galimybę pažinti tapatu prarasti galimybę tikėti. Šie du svarbiausi akstinai, kuriuos įgyjame dar ankstyvoje vaikystėje, mus skatina gyventi, tapti kažkuo šiame gyvenime ir galiausiai įkvėpti kitą, sekti mūsų pėdomis, kad šis polėkis tęstųsi laike ir vystytųsi įvairiomis savo galiomis per kitą asmenybę. Tačiau dalis šio proceso dalyvių pasiduoda tik ką pradėję savo kelionę arba užgęsta pusiaukelėje. Šis procesas prasideda gerokai anksčiau nei gimsta žmogus, nes pačio žmogaus užgimimo aktas lydimas šios gamtos taisyklės. Ne iš kiekvienos sėklos išauga medis. Taip ir suaugęs individas kūrė asmenybę, žmogiškumą ar sielą, visai nesvarbu, kaip tai pavadinsime, o gauja likusių užnugarėje burnoja, pyksta ant jo už šią paiką pastangą, ir kai atotrūkis tarp jų tampa toks didelis, kuomet siekiančio tapti žmogumi jau nebesimato, visi likusieji grįžta atgal į savo pasyvią būklę. Toliau egzistuoja laike ir savaime išsisklaido jo gniaužtuose. O šis vienas iš daugybės tampa žmogumi, kuris visada miršta per anksti. Tačiau jo siela gyvena amžinai, nes žmogiškumas nepriklauso laikui, tol kol žemėje gyvena paskutinis žmogus. Taip ir šis laiškas, tai neatsisveikinimas, neatsigręžimas į šešėlį, o tik perėjimas į kitą pastangos tapti žmogumi etapą.